Na ką, atėjo spyruoklis vožtuvų ir matosi, kad didžioji spyruoklė belia kaip skiriasi aukštis. Aišku, čia yra neįstatyta spyruoklė, tai čia negali taip jau spręsti, čia supranti gerai blogai, bet tiesiog mažoji spyruoklė yra tokio pačio ilgio kaip originalas, tik tais, man atrodo, vijų mažiau. 3, 4, 5, 6, 7, jo, viena vija yra mažiau. Tai reiškia, jeigu jinai būtų tokio pačio storio vijos, tarkim, tai jinai susispaustų tada šitą daugiau, nes vijų mažiau yra. Čia kiek matau, labai panašaus storio, tai teoriškai turėtų šitą daugiau susispausti, tai didesnį liftą palaikyti galenėlio. Kad šitą didžioji palaikys didesnį liftą, tai mes matom akivaizdžiai, nes čia žymiai mažiau vijų ir jinai šiaip trumpesnė ir tarpai čia didesni tarp vijų. Čia manau, kad mažoji reguliuos, kiek gali atsidaryti vožtuvas. Ir tada turim M20 spyruoklę, kurią čia aš matau aną kartą ir sakiau, kad visai neblogas upgrade'as gaunasi. Tai pažiūrėsim, palyginus su šitu debilu, gal mes galėtumėm M20 uždėti spyruoklę ir dar būtų geresnis kombo. Nu, žodžiu, bet aišku, galbūt neverta čia miksuoti kažkokių nesąmonių, kai tuo labiau jau yra nupirktos spyruoklis. Pažiūrim, kokie rezultatai. Pasimatau vieną dabar. Spyruoklė dėta ten galvoj, tai yra 37,5 seat height. Šitų debilosų rekomenduoja ties 37, kad būtų. Tai reikėtų 0,5 mm šaibelę uždėti, kad būtų optimaliai pagal juos. Bet realiai nieko nekeičia. Mes vis tiek matuosim dabar visas vienodam aukštyje. Tai 0,5 mm esmės nesudarys, to labiau, kad lyginam tam pačiam aukštyje. Žodžiu, mūsų tikslas yra 37,5 dabar ir pasimatuot, kokia yra nuspaudimo jėga. Matuosim pradžiai didžiasias spyruoklės, kad galėtume visas 3 pamatuoti skirtumus. Kas čia per nesąmonė? Susimatavom čia viską. Nu, įdomus tie rezultatai. Reiškia, turim originalią seated, yra 16 kg didžioji spyruoklė ir 7 kg mažoji spyruoklė. Debilas didžioji spyruoklė tik 8 kg, už tai, kad jinai vos tik pradeda spaustis ir jau būna tas seated aukštis. Tai čia kiek išmatau, tai seated yra 37,5 mm, o debilas rekomenduoja 37,5 mm. Nu, ta prasme, čia rekomenduojamas ten 0,5 mm, tai viskas ok, turi būti. Bet, nu, tokia jinai įdomiai laisvoka. Bet mažoji spyruoklė yra stipresnė negu originali. Ir čia dabar sukombinavus, kas čia gaunasi 20, ne? Tai originali seated vis tiek daugiau spaudžia, 23 kg, o debilas 20 kg. Tai nežinau kodėl, bet laisvoj pozicijoje debilas spaudžia dar mažiau negu originalas. Na, o mūsų M20 18 kg, tai daugiausiai iš visų čia kiek yra. Aišku, tik tai viena čia mažosios nėra, bet jeigu mažąją galim pridėti, tarkim, originalią, tai tada 25 kg gaunasi. Arba debilo mažąją galim pridėti, tada 30 kg gaunasi seated. Tada 10 mm pakėlus vožtuvą, tai turim originaliai 29 didžioji ir 17 mažoji. Čia 36 debilo didžioji ir mažoji 21 ir M20 didžioji 38, kas yra daugiau negu debilo vis dar, nes nureiškia turėjau čia seated didelį išsiveržimą ant laisvos pozicijos. Tai už tai čia matosi lyginasi, bet nedaug trūksta, bet vis tiek dar M20 šitą vietą yra stipresnė. Realiai, kadangi originalus velenėlis, jisai spaudžia, man atrodo, 10 ar 11, man atrodo, milimetrų jisai spaudžia tą vožtuvą, tai su M20 spyruoklė daugiau naudos negu su debilu didžiai. Aišku, mažoji, tai matom, jinai yra geresnė. Šitą debilo, su irgi viskas gerai didžiaja, tik tai, kad jinai trumpa. Tada dar pamatavau, kas gaunasi, kiek nusispaudžia, tai reiškia, coil bindas originalios yra 25 mm, debilo 19,5, už tai, kad jinai šiaip labai trumpa yra, nu, tai jinai labai daug susispaudžia, tai galėtų daug suportinti to lifto, bet jinai negali suportinti daug lifto, nes mažoji susispaudžia 17, kai originali 17,5, tai tik tai 0,5 mm daugiau susispaudžia debilo,
Tai reiškia, iš šito 19,5 jokios absoliučiai naudos, kad čia žymiai daugiau gali susispausti negu originali, nes viską ribos mažoji. Ir 0,5 mm tai galima sakyti tas pats kaip originalas. Tai principė tą patį kaip originalo liftą gali palaikyti ir nieko daugiau. Aišku, tik tais pati jėga spaudimo yra didesnė, tai kažkokia nauda kaip ir yra, bent jau didesnių nuspaudimų. Na ir M20 krabuko 23,5, tai 23,5 ir 25, matom, kad didžioji gali palaikyti didesnį liftą, viskas ok, tik tai aišku mažosios neturim, tai mažoji vėlgi nustatinėja, kiek lifto gali būti maksimaliai, tai ir kurią paimtumėm iš tų rimų. Ir nuo coil bindo atleidus spiruoklę 2 mm, tai reiškia ties ta vieta, kur jinai galėtų dar dirbti su tokiu pakelimu. Tai originali 32 kg spaudžia, debilo 60 kg spaudžia, tai čia daug, bet ją reikia labai daug ir suspausti. Čia yra ties 21,5 mm, kur jinai gyvenime tiek nesusispaus, nes ta pati mažoji ribos, nepanaudojamas realybėje, taip sakant. Ir mažoji debilo 30 kg. Tai čia 10 kg skirtumas, aišku, jinai biškį daugiau ir susispaudžia, tai šiek tiek dar ir išsilošia, bet nepilnai 10 kg būtų ties tuo pačiu liftu. Žodžiu, tokia tokelė, nežinau, ką čia dabar daryti. Reikia jiem parašyti, ar čia taip turi būti, ar čia jie kažką ne tą įdėjo spiruoklės, ar ten, nežinau, pas mane variklis čia netoks yra, kaip turėtų čia dėtis. Bet MKM3, tai nežinau. MKM3, aišku, buvo tų variacijų, bet turėtų, kiek žinau, spiruoklės dėtis visur tos pačios, galėtų įsidėti. Jų buvo skirtingų originalių, bet galima sudėti ir iš vieno į kitą, ta prasme. Tuo labiau, kad čia buvo dvigubos ir naujos yra dvigubos. Pasimatau dar ties 37 seat heightu, taip sakant, ką veikia šita spiruoklė, nes jai labai svarbi ta pradžia, kiek susispaudžia, nes jinai labai žema pati iš savęs. Tai iš 8 pakilo iki 10 kg, tai po principė nieko nekeičia, geriausiu atveju susilygina su originaliu kietumu. Ir tai ale nelabai. Žodžiu, aš dabar 100% tikras, kad čia kažkas negerai. Kažkas, tai kaip ir aišku kas, bet nesuprantu kodėl. Esmė, kad čia netinka net ant lėkštutės apatinis, kur atsigultų ir šiek tiek vidus yra per mažas šitos spiruoklės. Tai ar aš čia ant tiek nesigaudau, ar čia yra MKM3 ar MKM? Bet MKM turėtų būti diržas, kažką aš čia praleidžiu, žodžiu. Ar aš čia sumaišiau, MKM3 su diržu turėtų būti. Nelik tai. Ir nusprendėm tokį kaip ir koiloką sprendimą. Finale, aišku, jisai veiks, manau, tikrai. Tai dėsim M20 spiruoklę didžiąją ir debilas mažąją spiruoklę. Nesąmonė pirkti visą komplektą ir naudoti tik tai mažasias spiruoklės, o didžiasias realiai praktiškai išmesti. Bet šitoj situacijoje labai durna yra, nes debilas jie neturi kito komplekto MKM3. Tai M40 lyg tai panašus iš nuotraukų, bet ten rašo seat height visai kitas negu šito, ne 3,7, o 3,5 gal. Tai ten, žodžiu, reiktų tada vėl ten šaibas kišt galbūt, kad atstatyti ten, kur reikia. Šaibas kišt galima ir po šitom, kur dabar paėmėm, bet tą šaibas reikia gaminti, ten pirkti atskirai, žiūrėti vėl, kosmosai. Tai esmė, kad tiesiog iš tų variantų biškį pasibaigė čia toks įspraustas į kampą reikalas, kur kad išspręst, sakykim, ten kažkaip jeigu ir tas debilas ten turėtų kažką ir pavyktų išspręsti, tai užtruktų minimum 1 savaitę, kas dar daugiau greičiausiai. Ir finale gali būti, kad vėlgi turėtumėm tą patį, ką aš čia gausim su šita spiruoklė idėja iš M20, kuri tikrai žymiai stipresnė, ir iš debilo vidurinę mažąją spiruoklę, kuri irgi stipresnė. Durna situacija tokia ir tiek. Parašiau debilui, tai jie atrašė, kad jeigu yra tas žymėjimas ten, kur yra ten mėlyna balta, tai tada reiškia čia MKM3 spiruoklės. Tai jo, aš suprantu, kad čia tos spiruoklės yra, kurias puslapį jie reklamuoja, bet jie niekur neparašė, kad yra variantų ir jie patys neturi jokių variantų MKM3 varikliui. Toks vaizdas, kad pirmą kartą išgirdę ir nežinotų tos situacijos, nežinau, kažkokias šiaip nesąmonė. Tikrai tokiem seniem triperiam varikliam turėtų būti jau viskas išsiaiškinta ir nebūti kažkokių tai staigmenų. Bet ką darysim, žodžiu, tokį kombo sumetam ir labai čia viskas bus gerai. Tas ir svarbiausia yra iš tikrųjų dienos pabaigoje, ką mes gaunam, tai bent jau už tuos 200 eurų čia, kur išleidom už tas spiruoklės, dienos pabaigoje vis tiek bus rezultatas geras.
Bet va, tipo, nusipirkai, kas turi tikt ir netinka. Ir kas svarbiausia, va, ir seat pressure, tas, čia rašau fitting length, 3,7, lygiai tas pas ir šičia yra. Tai turėtų kaip ir viskas tikt, bet netinka. Viską reikia žiūrėti, kur tik modai prasideda, net ir nereikia modų, kad prasidėtų. O čia reikia super viską atidžiai žiūrėti. Ir vienintelis dalykas, kuris yra bolt-on šiam pasaulyje, tai tas, kurį pat pasidarai. Nuėmėm karterį. Kodėl? Todėl, kad įmečiau veržlytę. Įkritau per tepalo grįžtą mano galvutės į karterį. Bet nieko. Ištraukim, dėsim atgal karceriuką. Bandom startuoti pirmą kartelį. Čia dar liko padaryti kronšteiną matuoklį, biškiai šią palenkiau arčiau dar. Ir kolektorių čia surišti su bloku, kad nevibruotų, kaip sakiau. Tai šiti dalykai, o daugiau kaip ir viskas. Aišku, dar interkulerio vamzdis. Bet šiaip, kas liečia tą svapą, jau kaip ir viskas. Spyruoklės irgi sumestos, viską supranti. Užpylėm tepaliuką. Čia bus pirmas kūrimas po nelaimės, kai su senu kolektorium ten tą ašelį įkrito į pirmą cilindrą ir pasitaškė. Tai mes sukom starteriu, ten kompresija yra, tai viskas čia turi būti ok, bet toks vis tiek abiskiai ant stresiuko, suprantė. Turime braketo maketą ir pagal šitą padarėm tokį dalyką. Primest pažiūrėti ar tinka, bet principė čia kampai, esmė yra tik tai kampai. Ir skilės reiks pasitaikyti, aišku. Turėtų visai gerai veikti, manau. Panašu, kad viskas. Matuoklė pritvirtinta. Kolektoriaus tvirtinimas vietoj. Įsiurbimo vamzdis perdarytas, šlangutės sumautos. Laisvos eigos šlanga irgi eina iš vožtuvo. Pasiima oriuko. Viskas žodžiu ledas. Catch can from original series. Viskas galima bus važiuoti testuoti, kas čia gero pasidarė, kas pasikeitė. NOx sensorius čia pajungtas, reikia į saloną nusivesti, tik pasijungti viską. Ir žiūrėsim. Reikės degimą, aišku, pavėlint. Dėl visako tiesiog nes neaišku, kaip kvėpos viršui, kaip tenkas. Tai dėl spyruoklių, neatsimenu ar minėjau, bet, žodžiu, čia susirašinėjom su tuo debilu. Bandom išsiaiškinti, jie ten iš pradžių sakė, kad viskas čia gerai, bet, žodžiu, dabar biškiau paprašė pamatuoti diametrus. Tai esmė, kad dar šitos, ne tik, kad jos yra per žemus, bet dar diametras viduje per mažas ir netinai neužsideda. Ir lėkštutė viršutinė irgi normaliai neužsideda, ten gali įspaust, bet, tai nėra normalu. Esmė, kad vidus spyruoklis yra mažesnis 1 mm. Prasivažiavom su Kreždovičium. Ir žinokite, galiu pasakyti, kaip diena ir naktis. Nuo to, kaip prieš tai buvo, vienu kartu buvo ir išmetimas padarytas normalus, be kažkokių nesąmonių. Ir kolektorius tas sudėtas, ir vožtuvų spyruoklės. Tai aišku, visi daryti dalykai geriau, pagerinti. Neaišku, kuris labiausiai padėjo, bet plius minus, manau, visi prisidėjo. Tai esmė, kad dabar sukasi virš 7000, be jokių kažkokių klausimų ten, ta prasme jaučiasi, kad variklis nori suktis. Kaip ir jaučiasi, aišku, kad kaip ir krenta jau ten virš 7, bet esmė, kad virš 7 dar nėra toks visiškai lavonas, kaip kad būdavo virš 6, man atrodo, prieš tai, kur net ribotuvo nedarėm 7 ant laubūstų, dar tik tais važiavom. Turim rytoj dyno sesiją, matysim, kaip ten viskas eisis. Bet dar man įtarimas biškį su kuro padavimu, su kuro siurbliuku. Sakė, originalas siurbliukas, lyg tais nekeistas net.
klaustukinis našumas jo ir gali patempt. Ir manau, kad dar labiau kas klaustukas, tai jo būklė. Jeigu jis originalus, tai jo našumas jau yra suprastėjęs nuo originalų. Nu, žodžiu, užsakėm siurbliuką, rytoj, manau, spėsim pakeisti iki dyno, susižiūrėti tuos mišinius, ar nepasikeitė, nes dabar viršui reikia gan nemažai užriebinti ir taip biški man nelabai patinka tie skaičiai, kuriuos reikia ten įrašyti į tą lentelę, kad nebūtų liesa. Toks vaizdas, kad tiesiog kuro pradeda trūkti. Tai purkštukai jau ten 9% dirba, kai dar tik laubūstas yra, net su kontrolieriu neužkeltas, nu ten maždaug 0,7 pučia. Ir tas reikšmės reikia gan nemažai užkelt lentelėje. Tai žodžiu, bomba, sėdinėlė. Čia surblokas turėtų būti, dar čia kažkas šunta, matau. Iš kur čia ta drėgmė dabar? Paėmėm surbliuką, 120 litrų prie 4 barų. Tai biški didesnio našumo negu OM-as. Jisai daug biški riebesnis, nu, ilgesnis šiek tiek. Ir čia yra šiaip iš Audi. Pastebit trendą, ne? Viskas eina iš Audi. Tiesiog čia pažiūrėjau, kad tiktų filtriuko diametras, nes čia toks netradicinis biški didelis balvonas. Ir jisai taip kampu biški stovi pagal šitą žodžiu visą pakabą. Ir kiek visų kitų žiūrėjau siurbliukų, kur rodo, kad BMW šitas siurbliukas, tai jie visi mažesni, jie eina pritvirtinti. Ir šitas gaidžiukas yra mažesnis, tai neina šito filtriuko uždėti. O tie, kur ateina su filtriuku, tai jis būna jau ne kampu, o tiesiai. Tada gaunasi pusė filtriuko kabo ore, o kita pusė mirksta. Tai jeigu mažiau kuro, tada gali orą gaudyti. Nu, žodžiu, visą tai įvertinus, nusprendžiau, kad ne kažką ten gaunasi. Tai va tiesiog čia toksai va diametrų visų viskas čia tinka. Kontaktus tik tai reiks padaryti, nes čia prisukami, o ten užmaunami. Na ir bandyti kažkaip dar čia atjungti šitą originalią jungtį. Bet čia su fenu paširdys, kiek atsimenu, jinai nusimauna. Čia dar galvoju, galbūt šitą reiktų pritrumpinti per pusę maždaug. Nes čia trumpesnis, matom, originaliai. Ir plius siurbliukas šitas yra trumpesnis. Tai šiek tiek, kad nebūtų čia labai ankšta. Nu, va, žiūrėkit, kaip čia viskas. Kaip OM-as. Hamutas tik tai užsimetė, nes čia nebuvo to fiksatoriaus tokio kažkokio burbuliuko, kur čia originaliai tvirtinosi. Tai su homučiuku suspaudėm ir viskas. Ten dar tuos pakeičiau vaidų guongalius. Sumetėm ratos pirmuku, nes padangos čia neteisingos ant stendo, gali išsitaškyti. Nors ir šviežios žeminės, bet jos nesukurtos suktis taip greitai. Nors nežinau, čia šviežios, bet žodžiu. Na, sugrįžome Kauno technologijų mokymo centro dyno stenduką. Ir žiūrėsim, ką čia pavyks išspausti šito. Po to sulyginsim greivės, vėlgi prieš tai su Miata lyginom 1.6. Tai buvo labai liūdna. Dabar palyginsim, pažiūrėsim, galbūt geriau bus. O gal netgi pralenksim Japoną. Girdisi, kad kompresijos nėra labai. Kažkuriam cilindrė ir dar barška labai. Proga bus kaltiena. Aš pradžiai galvoju, kad aušinimas pradėjo pūsti. Tai aš ir dūmus mačiau, irgi galvoju, kad aušinimas. Bet dūmai būdavo ten, kai jau pradėdavo šilt. Nu, ir turime mano pirmąjį sprogusį variklį programuojant, galima sakyti. Neišsitaškė, nebuvo dramatiškų kažkokių vaizdų, bet po biškį pradėjo atsiradinėti kažkoks garsiukas, kurio lyg tai negirdėjau. Čia, žodžiu, vis dūmų pasirodydavo iš po kapoto, tai galvom, kad čia tiesiog šilo variklis virš 100 laipsnių, ten vis reikdavo įvėsinti. Galvojau, kad antifrizas čia tiesiog garuoja, nes paskui dingdavo, atrodo. Ir, žodžiu, vienu jau ten metu tiesiog pasigirdo garsiau tie visokie garsiukai. Tai principė kompresija girdisi, kad nelabai kažką jau ten likus, bet dar užsikuria. Nu, žodžiu. Ir
Girdisi, kad greičiausiai dar ir koksai su indėkais kažkas. Tai įdomiai, liesa nebuvo niekad. Ir čia šiaip procese visas tas kažkas prasidėjo darytis jau ne tų jau daino uranų, suprantu, darant, o jau reguliuojant, tiesiog gaudant visokias smulkmes, tik tai, kad aukštesniuose ūkiuose. Tai toks be apkrovų, ta prasme, variklis buvo pagrinde. Įdomiai. Na, aišku, čia senas variklis, niekad nežinai, bet sakykim taip, kad nepasisekė. Bet turim rezultatus kažkokius, turbūt palyginti galim kažką, tai bent kažkiek gėrio šiam vakarui. Čia kas čia yra? Raudona buvusi praeita su praeitu koliku. Ai, čia su praeitu koliku raudona? Taip. Tai geras, čia net nesiskiria niekas praktiškai iki čia. Kol kolikas nepradeda dūsti. Buvo 24-5 arkliai. Ir sukių diapazonas nuo 6 iki dabar 7,5. 7,3 ten kažkas tokio ribotuvas. 123 ir 100 kem 1. 100 kem 1. Plytos kilovatai 2,5, tai jo, iš 1,6. Ir 2,56 ir... 2,56 tona. Įjung dabar tą Miatą kokią 1,6. Mėlynam atrodo su mažiau būsto, o ruda su daugiau būsto. Ten gal čia 0,9 baro, high-low būstas. Iki baro gali būti kažkas, nežinau. Nu, Miata vis dar geriau. Nu, dar viršujo. Apačioj... Iki 5 geriau biškimėmas. Bet čia, aišku, čia, manau, su turbo įsispręstų. Klausimas, kiek dabar buvo pūsta, koks lygis? Dabar nuo 4 iki 5 beveik baras, 0,95 ūkį. Ir paskui krito ten viskas iki 0,7. Nu tai va, dabar jau panašiau, jau galime kažką lyginti. Ir čia vienas vėlenėlis. Nu tai va, toks va rezumė, supranti. Tai žodžiu, kažkaip dabar bandysim nusigaut namo ir spręst, ką daryti. Reikia pranešti dar blogą naujieną. Vieną gerą, vieną blogą, nežinau, kurią dabar pirmą pranešti. Esmė, kad su būstu viskas ten neperžengta, ribų buvo santūriai, tvarkingai, bet va, kažkas tai pasidavė. Kitin sako, su metalo sutarties nesudarysim. Nu jau, tai aišku, dar plus pirmas, taigi buvo gavęs tą šelę pasismaginti, jeigu pirmam dar čia būtų viskas, nu, tada sakyčiau, daug šansų. Ta proga, kadangi laukiam čia, kol atvažiuos mūsų pasimt. Sukom čia Omega tokią ant stendo. Ai, bet to sukom ant dujų. Ant dujų sukom, nu, kas čia modinta pasakyti dar čia ponas. Super daug powerio. Kiek virš standartą? 5 arkliai? 5 arkliai virš? Nežinau. Čia velenėliai sudėti kažkokį, tai sakė, šustresnios versijos, ne? Ir jo, tai palyginus va su mūsų programuoto BMW, kuris užkalė, biškai prasčiau Omega. Sakė, dar sklendė neveikia ten tą kolektorių, kurį turėtų čia padaryti, kad biškai būtų apačioj daugiau. Bet vis tiek čia, tai 2.6, V6. Nu, žiūrėkit, kompresija grįžo. Kažkaip tais. Gal kažkas tai įtartino, ten girdisi vos netolygumas, bet pirmai tai toks visai be kompresijos. Tai mūsų vilkikas irgi sugalvojo prasisukti ant stendo. Ir ką darysi? Žiūrim, ką turim. Čia mūsų bendrai perinktas 2 litriukai krabas M20 su karbu.